Sveiki, čia Gintarė iš Tavo Sveikata LT. Ir šiandien pakalbėsiu apie kanapes. Žinau, kad kanapės daugumai yra kaip keiksmažodis, kaip kažkoks neaiškus dalykas, galbūt pavojingas dalykas, ar ne, nes tai yra daug kas asocijuoja tai su žolės rūkymu, kanapių auginimu ir taip toliau. Čia vienur legalu, kitur nelegalu, kitur diskutuoja. Bet šiandien aš kalbu apie kanapių maisto produktus ir, kas liečia visą tą apsinešimą nuo kanapių, tai maisto produktai to neturi. Ir juos yra saugu vartoti ir jie neturi šitų cheminių savybių mums kaip žmonėms. Ir iš tiesų kanapės yra vienas labiausiai populiarėjančių kaip produktų ir mes asmeniškai turime jums pasiūlyti kanapių arbatą, kanapių sėklas, sumaltas kanapių sėklas, kanapių miltus. Ir jos iš tiesų gauna pasaulyje populiarumą ne šiaip savo, o dėl to, kad, turi superinių dalykų ir naudų mūsų organizmui, mūsų sveikatai. Tai aš trumpai jums šiandien ir taip, neperskaitysiu, papasakosiu, kas yra ir kuo naudingos būtent yra kanapių produktai paprastai. Tai pirmiausia, kanapių produktai turi daug sveikų riebalų rūgščių. Ir žinome, kad riebalas jau šiandien, tikiuosi ir jūs žinote, jeigu žiūrite mano video, kad riebalai nėra tas dalykas, kurio reikia bijoti. Reikia suprasti ir atskirti, kas yra geras riebalas ir kas yra blogas riebalas. Ir kalbant apie riebalų mums reikia, nes mūsų ląstelės 50% aplinkui savęs turi 50% riebalų, tai mums jau reikia, riebalų mums reikia kaip žmonėms. Tai kalbant apie kanapės, tai jos turi nemažai sveikų riebalų rūgščių, jos turi ir omega-3 ir dar tokios alfa linoleno vadinamos ALA trumpinys riebalų rūgšties, kuri yra omega-3 riebalų rūgšties tipas ir jinai yra labai naudinga širdies ligų prevencijai. Tai čia vienas dalykas, kuo kanapės yra fainos. Kitas tai yra geras baltymų šaltinis ir, kaip ir minėjau, geriausias baltymų šaltinis yra tas, kas turi visas 20 amino rūgščių. Galite pasižiūrėti kituose video būtent apie amino rūgštis, bet realiai yra 20 amino rūgščių ir kaip ir praeitame video minėjau, tai tos amino rūgštys, jos didžiausias jų skirtingų amino rūgščių kiekis pasisavinamas iš tiesų yra iš gyvulinės kilmės produktų, bet tada atsiranda problema, kaip gauti tuos kokybiškus gyvulinės kilmės produktus, nes šiandien yra labai užteršti ir tai yra tiesa, bet kita dalis, ką galime labai žiūrėti, tai gauti tas amino rūgštis, kurios konvertuojasi į baltymus iš augalinės kilmės produktų. Ir kanapės yra iš tiesų visai neblogas pasirinkimas, nes turi nemažai skirtingų amino rūgščių. Kaip ir minėjau, nėra tokios augalinės kilmės produktų, kurios turėtų visas amino rūgštis, bet kanapės yra vienas iš tų produktų, kurios turi tikrai nemažai skirtingų amino rūgščių. Ir dėl to labai tinka vegetarams, veganams, bet tikrai, jeigu valgot pilnavertę mitybą, visus maisto produktus, tai kanapės labai drąsiai irgi rinkitės, nepakenks, o pagerins. Tai čia antras dalykas. Dabar trečias dalykas, ką noriu pakalbėti, tai yra, gal perskaityti, tai yra kokios yra tų kanapių naudos sveikatai. Vėl, kai kalbu apie naudą sveikatai, tai aš nesu garantija, kad būtent, jeigu tai padeda tarkim, cholesterolį, kad jeigu valgysi dabar vien tik kanapės, tas cholesterolis ir sumažės. Mūsų organizmai yra kompleksiški, bet kiekvienas produktas, kiekvienas dalykas, ką darom, jisai prisideda prie pagerinimo. Sakykim taip, tai dabar kuo tos kanapės pagerina ir kokią naudą turi mūsų sveikatai, tai jos stiprina širdies darbą ir bet ką, kas yra susijęs su širdies darbu, taip pat virškinimą, odą, plaukus, imuninę sistemą, kaulų, sąnarių sveikatą, yra priešuždegiminis ir puikus vitaminų ir mineralų šaltinis. Ir kitas punktas, ką noriu paminėti, kokie yra tie vitaminai ir mineralai. Tai kaip ir minėjau, įvairios amino rūgštys, omega-3 skaidulų labai daug turi, taip pat vitamino E, B6 ir tokių mineralų kaip magnis, geležis, fosforas ir cinkas. Tai žinau, kad lietuvių tradicinėje kultūroje kanapės nėra įprastas dalykas valgyti, bet tikrai galite praturtinti savo jogurtus, košes, kepinius, ir tikrai salotas netgi su kanapėmis. Skonis nėra įkyrus ir kanapės yra labai naudinga ir apskritai mes turėtume siekti valgyti kiek įmanoma daugiau įvairiaus maisto, įvairių prieskonių,
tam, kad gautume įvairių skirtingų medžiagų, kurių mums reikia, o ne valgyti vien tik 5 produktus, kuriuos labiausiai mėgstam. Tai labai kviečiu išbandyti mūsų kanapių produktus, na ir bet galite išsigyti juos ir bet kur kitur. Čia Gintarė iš Tavo sveikata.lt, iki kitų susitikimų.